senis pirštinę. Štai bėga pelytė. Įlindo į tą pirštinę ir kiūti. Dabar šokuoja varlė. Ji ir sako, kas čia pirštinėje tupi? O? pelytės mėlynasytė. O tu kas? Varlės lapija. O? Leisk mane. Eikš. Bėga kiškis. Jis ir klausia, kas čia pirštinėje tupi? Pelytės mėlynasytė ir varlė kvaklė. O tu kas? Aš kiškis pirštis. Leiskit mane. Eikš. Bėga lapė. Kas čia pirštinėje tupi? Pelytės mėlynasytė, varlė kvaklė ir kiškis pirštis. O tu kas? Aš laputė kurmutė. Leiskite mane. Eikš. Tupi visi, bėga vilkas. Jis ir klausia, kas čia pirštinėje tupi? Pelytės mėlynasytė, varlė kvaklė, kiškis pirštis ir laputė kurmutė. O tu kas? Aš vilkas, vilkas. Leiskite mane. Eikš. Eina lokys riaumodamas. Jis ir klausia, kas gi čia pirštinėje tupi? pelytės mėlynasytė, varlė kvaklė, kiškis pirštis, laputė kurmutė ir vilkas. O tu kas? Aš lokys lepečkoji. Leiskite ir mane į pirštinę. Eikš. Ir jis įlindo. Bėga šernas. Kas čia pirštinėje tupi? Pelytės mėlynasytė, varlė kvaklė, kiškis pirštis, laputė kurmutė, vilkas ir lokys lepečkojas. O tu kas? Aš šernas aštriailtis. Leiskite ir mane pirštinę. Eikš. Eina medžiotojas. Mato pirštinę krūtę. Jis kai šaus. Kiek kainų. O kai kas net vienas kitą pradėjote vadinti meška, zuikiu, kiškiu, šernu ir smunkuje, ir karvėm ir arkliais. Na, bet palaukit, jūs tai nustojate daryti. O tada prasidėjo tikra draugystė. Atsirinkote, kuris jums draugas, o kuris ne. Štai. Antra pamoka. Mikė Pūkuotukas. Vieną paršelį šluodamas miegą nuo savo rūmų slenksčio netoliese pamatė Mikė Pūkuotukas. Šis vaikščiojo ratu ir buvo taip susimąstęs, kad kai paršelis jį pašaukė, net nesustojo. Ei! Riktelėjo paršelis. Ką čia veiki? Medžioju. Atsakė Pūkuotukas. O ką medžioji? Kažką senu. Paslaptingai atsakė Pūkuotukas. O ką? Paklausė paršelis, prieidamas arčiau. Tu ir pats savęs klausiu. Aš klausiu save. Ką seku? O kaip manai, ką tu sau atsakysi? Teks palaukti, kol pagausiu, pasakė Mikė Pūkuotukas. Nagi, pažiūrėk. Ir parodė sniegą priešais save.
Tomatai? Pėdos! Tarė paršelis. Leidau pėdsakai! Jis net klyktelėjo iš susijaudinimo. Oi, Pūkuotu, ar nemanai, kad čia jo žaukštis? Gali būti, atsakė Pūkuotukas. Lyg ji, lyg ne ji. Pėdsakų nesupaisysi. Šitaip taręs Pūkuotukas vėl ėmė sekti pėdomis, o paršelis pažiūrėjęs valandėlę nusekė iš paskos. Staiga Pūkuotukas sustojo lyg įbestas ir suglumęs pasilenkė prie pėdsakų. Kas įvyko? Paklausė paršelis. Labai keista, atsakė Pūkuotukas. Bet atrodo, kad eita dviejų žvėrių. Matyt, prie vieno, kad ir kas jis būtų, pritapo ir kitas, kad ir kas jis būtų. Ir dabar jie keliauja dviese. Paršeli, ar neitam su manim kartu? Gal jie kartais nedraugiški žvėrys? Paršelis grakščiai pasikasė ausytę ir pasakė, kad iki penktadienio neturi ko veikti. Ir mielai eis su Pūkuotuku. Tuo labiau, į ten iš tikrųjų yra tikra žabanštis. Staiga Mikė Pūkuotukas stabtelėjo ir susijaudinęs parodė į priekį. Matai? Ką? Stryktelėdamas paklausė paršelis. O po to, norėdamas parodyti, kad jis visai neišsigando, dar porą kartų stryktelėjo, tarsi norėdamas mankštą. Pėdos, sušnabždėjo Pūkuotukas. Prie tų žvėrių pritapo ir trečias žvėris. Pūkuotuk, spyktelėjo paršelis. Manai, kad čia dar ėjo viena žabankštis? Ne, atsakė Pūkuotukas. Nes jų skirtingos pėdos. Čia ėjo dvi žabankštys ir vienas, sakykime, žibinkštas. Arba visai įmanoma du žibinkštai ir, sakykime, viena žabankštis. Bet eikim paskui jas. Oi, Pūkuotuk, prisiminiau, turiu bėgti namo. Jonukai, Jonukai, oi, Jonukus, pasakė Pūkuotukas. Vailutė meškiuk, pasakė Jonukas. Ką tu čia įsigalvoji? Pirmiausia, pats porą kartų apie jį giraitę, o paskui tave nusekė paršelis ir abu ėjote dar kartą. Taip, tarė Mikė Pūkuotukas. Dabar jau supratau, atsiduso Jonukas. Buvau žioplas apsigavėlis, pridūrė Mikė Pūkuotukas. Ir esu labai mažo protelio meškiukas. Esi geriausias meškiukas pasaulyje. Tikrai? Džiaugsmingai sušuko Pūkuotukas ir visas meškiukas. Vilkas ir 7 oželiai. Buvo kartą ožka ir turėjo 7 ožkelius. Ji juos taip mylėjo, kaip kiekviena motina savo vaikus myli. Kartą įtaisėsi eiti į vyrą parnešti ėdesio. Sušaukė visus savo ožkelius ir sako: Mano vaikeliai, aš einu į girią, o jūs be manęs žiūrėkit, saugokitės vilko. Jei išeis, jūsų neliks nė kaulų. Tas nenaudėlis dažnai apsimeta kuo kitu, bet galite tuojau pažinti iš grūdo balso ir juodų kojų. Ožkelė atsakė: